Sveiki esami neurosensorinės stimuliacijos vartotojai. Labai džiaugiuosi, kad jūs patikėjote mūsų naujų projektų integralią stimuliaciją ir labai daug žinau, kad jums kyla klausimų, kaip tas dvi terapijas sujungti, apjungti, kaip dar geriau padėti savo vaikui. Tai kadangi tikrai per visą šitą laiką jūs tikrai nemažai, vieni daugiau, kiti mažiau jau esate praklausę terapijų centre, tai noriu jums truputėlį įnešti to aiškumo, kad šiandien dienai namų versijoje jūs galite pasirinkti judėti arba pakeisti vieną Kauno terapiją, nes integralioje stimuliacijoje mes galime programas suderinti, mes galime, jeigu jūs dirbate Kauno klinikoje, gaunate stimuliaciją ties kalbos zona, mes namuose irgi galime jums pajungti programą, kuri stimuliuoja kalbos zoną, motorinius. Tai visos esminės programos elementai, pati metodika tikrai yra ta pati, tik jinai yra perkelta į namų versiją. Tai metodas pats yra išlaikytas. Yra dalis iš jūsų, kurie nori papildyti savo esamą terapiją Kauno klinikoje, tai irgi yra nuostabu, nes jūs galėsite savo vaiko smegenis susižadinti prieš kiekvieną užsiėmimą. Tai jeigu jūsų vaikui šiandien silpnoji dalis yra kalba, mes galime nustatyti tam tikrą papildomą programėlę, kurią jūs galėsite klausyti nuo 15 iki 30 minučių prieš užsiėmimą ir taip sužadinti tas smegenis. Ką reiškia susižadinti tas smegenis, tai ir intensyvus, aš dabar dar truputėlį paaiškinsiu. Kai mes klausomės intensyviai terapijų, tai per 5-6 dienas tiesiog yra tarsi klojamas asfaltas. Jisai dedamas sluoksnis po sluoksnio, tai tarsi einasi ir formuojasi takelis, tarkim kaip miško takelis, galbūt būtų tikslesnis paaiškinimas, kad kai mes einame ir tuo takeliu ir per kažkurį tai laiką susiformuoja gražus miško takelis, o prieš tai jisai buvo tiesiog apaugęs ar buvo pieva ar žolė. Tai lygiai taip pat yra ir su vaikų smegenim. Kai mes atvykstame ir gauname terapiją labai intensyviai, mes tiesiog einame per tą vietą labai daug ir bandome suformuoti tą naują neurono kelią, naują neurono jungtį smegenyse. Kai jūs grįžtate namo po 2 savaičių, tos smegenys sužadintos ir tie takai jie aprimsta. Ir tada jūs vykstate į procedūras, ar vaikas dalyvauja mokykloje ir jam tie takai pradeda klotis iš kitos pusės. Tai yra, jeigu mes žadinome kalbą ir per tiesiogiai smegenyse, tai vaikas eidamas pas logopedą, jis tuos pačius centrus žadina, kartodamas ir stengdamasis atlikti pratimus. Taigi efektas gaunasi stipresnis ir greitesnis, nes nutiesiam kelią ir per jį pravažiavome. Ar praėjome per miško takelį, atlikome dar kitą veiksmą, iš kitos pusės dar sustiprinome. Taigi, jau po 2 savaičių ar po savaitės jūs galite grįžę iš terapijos, eidami į užsiėmimus, ar prieš mokyklą, ar prieš sportą, jūs galite paklausyti 30 minučių, nuo 15 iki 30 minučių programėlę, kuri vėl jums sužadins tą kelią, kuriuo logopedas paskui labai gražiai galės praeiti. Taigi šis dalykas labai stipriai gali jūsų vaikui padėti, nes sužadintos smegenys jos yra labiau imlesnės informacijos priėmimui, nes takai jau yra pradėti kloti. Taigi yra ir sekantis dalykas, kad jūs galbūt galėsite ir turėti tokį nusiraminimą,
vakare, kad vaikas galėtų gražiai nurimti, kad galbūt jam po dienos reikia ramybės. Taigi mes galėsime įkelti jums programėlę, kuri duos jums nusiraminimą ir vaikas nuramins savo nervinę sistemą ir galės ramiai išeiti smegenis į naktinį poilsį. Jeigu tikrai mes matytume, kad galbūt jums reikia dar labiau pastiprinti mamos balsą, jūs tikrai galėtumėte gauti ir naktinės terapijas. Tai pasijungti jas ir pagal jūsų situaciją galėtume nuspręsti, kuris būdas jums būtų tinkamiausias. Taigi, dar kartelį pasikartosiu, tie, kas lankosi intensyviai, gali turėti papildomas trumpas injekcijas savo vaikui, kurios sužadins atitinkamai smegenis prieš užsiėmimus. Tėveliai, kurie norės dalį terapijų gaunamų Kaune tiesiog pasikeisti į integralią stimuliaciją, tai irgi galės, tik tai mes turėsime susidėlioti programų susiderinimą. Kadangi yra 2 skirtingi tiekėjai, tai tiesiog reikės tam tikrų bendrystės, kad galėtume gražiai susidėlioti programas. Tada dalį jūs galėsite gauti Kauno klinikoje, dalį tikrai jūs galėsite gauti integralioje stimuliacijoje. Šios abi terapijos jos dirba pagal tą patį metodą, išlaikydamos, tik tai jau paslaugų tiekėjas gaunasi kitas. Tai šiandien turbūt tiek, kadangi tikrai su kiekvienu esamu vartotoju mes tikrai dar susisieksime ir kad tikrai susiderinti jums tinkamą ritmą, nes jūs jau esate išbandę terapiją, tai manau to neaiškumo tikrai liks minimaliai ir eigoje tikrai galėsim pasidaryti, jeigu reikės kažkokias tai papildomas korekcijas. Tai iki greito integralioje stimuliacijoje laukiu jūsų ten.